Sveiki, aš esu Sima iš Matančių rankų ir šiandieną noriu Jums papasakoti apie celiulitą. Celiulitas yra jungiamojo odos audinio pakitimai. Dažna celiulito priežastimi įvardyjamas mažas fizinis aktyvumas bei netaisyklinga laikysena. Tuomet susilpnėja pilvo raumenys, klubai atsikiša į priekį ir susilpnėja kraujo apytaka apatinėje kūno dalyje. Todėl labai svarbu kontroliuoti savo laikyseną, ypač dirbant sėdimą darbą ir stiprinti nugaros raumenis. Kita celiulito atsiradimo priežastis yra nesubalansuota mityba. Dažnai dėl greito gyvenimo tempo valgome daug greito maisto. Dažnai patiriamas stresas taip pat turi įtakos celiulito atsiradimui. Rūkymas yra viena iš celiulito atsiradimo priežasčių. Dėl rūkymo lėtėja kraujo apytaka. Taip pat sumažėja deguonies pasisavinimas audiniuose. Taip pat venkite alkoholio, nes jis labai sparčiai virsta riebalais ir mažina vitamino B koncentraciją odoje, kuris reikalingas gerai odos būklei palaikyti. Antsvoris taip pat yra viena iš celiulito atsiradimo priežasčių. Dažniausiai pažeidžiamos vietos yra šlaunys, sėdmenys, gali atsirasti ant pilvo ar net rankų. Kaip efektyviai mažinti celiulitą? Pirmiausia, reikėtų vartoti daug vandens. Nuo 1,5 iki 2 litrų per dieną, priklausomai nuo jūsų kūno svorio. Reikėtų rinktis natūralų, negazuotą vandenį. Vartokite kiek įmanoma mažiau druskos ir įvairių prieskonių mišinių, nes druska skatina skysčių kaupimąsi organizme. Dėl to jūsų oda gali paburkti. Pagrindinis reikalavimas yra sveika ir subalansuota mityba. Maitintis reiktų reguliariai 4-5 kartus per dieną nedidelėmis porcijomis. Taip visą dieną išlaikomas sotumo jausmas ir išvengiama nereikalingų riebalų kaupimosi. Stojant į kovą su celiulitu reikėtų sumažinti kofeino vartojimą, nes jis spartina celiulito atsiradimą. Gėrimai turintys kofeino skatina kraujagyslių susiaurėjimą ir taip audiniai yra menkiau aprūpinami deguonimi. Svarbu mažinti ne tik kavos puodelių kiekį per dieną, bet ir juodosios arbatos, kurioje taip pat yra didelė kofeino dozė. Vietoj to rinkite žaliąją arbatą, kuri tonizuoja, o išgertus kavos puodelius kompensuokite vandeniu. Aktyviai sportuokite, o jei neturite tam laiko, padidinkite savo fizinį aktyvumą kasdieniniame gyvenime. Naudokitės laiptais, o ne liftu, nes lipimas labai gerai veikia kojas ir sėdmenis. Visur eikite, o ne važiuokite. Tokios pakankamai dėmesio nereikalaujančios pastangos atneš teigiamų rezultatų. Papildoma priemonė kovai su apelsino žievelės efektu yra anticeliulitinė kosmetika, kurią galite naudoti masažo metu arba įvyniojimo procedūroms. Jas naudoti galite ir namie, bet visada reiktų pasitarti su profesionalais, kaip efektyviau išnaudoti šias priemonės, kovojant su apelsino žievelės efektu. Anticeliulitinis masažas rankomis arba vakuuminiais aparatais padės Jums greičiau ir efektyviau pašalinti celiulitą ir padailinti kūno linijas. Ačiū, kad žiūrėjote. Kitame epizode Medical Spa Matančios rankos taip pat duos Jums patarimų, kaip pasiruošti pavasariui ir vasarai.